ką, labas rytas, išaušo paskutinis rytas, svarbiausias, skaičiuosim svarbiausias minutės, važiuojam visi vėl pasiskirstę prie telkinių ir ten gavę rezultatus, spręsim ką daryti, ką stebėti, kam daryti pressingą, kam nedaryti, kas gali pavyti, kas negali pavyti. Tai trumpa informacija tiek, žinom, kiek kurios komandos turi pagavę, tai dar patys diskutuojam, kiek tiksliai, nes versijų pas mus net ir viduje yra skirtingų, tai nuvažiuosim toj prie telkinių, pamatysim. Labas rytas Lietuva, labas rytas Šandor tvenkiny. 24-asis pasaulio sportinės karpių žūklės čempionatas Kroatijoje ir esu sezonoje, šiek tiek po 8 valandos vietos laiku, jau galima įeiti ir žiūrėti, kas čia vyksta. Na, o šiandien vyksta svarbiausias dienos, ne dienos, svarbiausias viso čempionato epizodas. Išėjome į finišo tiesėje. Laiko žvejoti liko visai nedaug. Na ir mūsų fanai, ko gero, matė naktinius nuotykius. Kiek jau ten galėjom, tiek ten tų postų parašėm, įkėlėm nuotraukų. Naktį čia praužė didžiulis škvalas. Na, žiūrint dabar į kelią, tai net nepasakytum. Viskas čia išdžiūvė, nei balutės. Bet čia buvo tikrai labai žiūrų. Keliauju čia pro Pazūnės kraštą link C11 pas Rimantą su Deividu ir o čia esančius sportininkus išgelbėjo iš dešinės esantis toks miško linija, kuri pristabdė šiek tiek tą vėtrą ir taip atrodo čia žiūrint nieko kaip ir baisaus, viskas kaip ir gerai. Palapinė stovi. Na, jeigu dar jūs negirdėjote ir nematėte, apie ką kalbu, tai paskrolinkit keletą postų žemyn LK mūsų paskyroje Facebook'e ir pamatysite, kasgi čia naktį dėjosi. A25, ko gero, prie Lopovaco nukentėjo mažiausiai. Ten viskas, kas buvo suniokota, tai mūsų rėmėjų vėliavos. Nu, čia prie Šandoro, kur visi sėdina tiesiog atviroje plynėje ant vieno didelio pylimo. Apdainuotų ir apkalbėtų čia daugybę kartų. Ir va ten reikalų buvo labai daug. Tiesiog vakar teko net pasižiūrėti pasirinktinės kapitoną Mantą į kapitonų čatą, tai ten jau buvo skelbiamas, na, ko ne, alarmas, ko ne ekstremali padėtis, nes žmonės tiesiog liko daugelis ne tik kad be meškerių, ne tik kad be sausų rūbų, bet iš vis be palapinių, kėdžių, daiktų. Naktį čia vėtra taip viską išmėtė, kad rinko žmonės viską iš laukų. Štai jau keliauja teisėjai. Hello, good morning. Vaikštau teisėjai, vyko sverimas. Ir, kaip minėjau, nuotraukos tikrai siaubingos. Matėm ir keletą video, kaip čia daužėsi. Na, ką jau ten video, matėm ir patys per savo langus, gyvenom visų labų už 10 kilometrų. Na, šitose miestelėje, tai čia tikrai buvo karšta ir labai ekstremalu. Dabar atrodo viskas taip taiku, gražu. Tai informacija tokia apie lietuvius, ką girdėjom. Tai Rimantas su Deiviu viena palapinė minus, viena palapinė kreiva šleiva, bet kažkokia tai bent jau liko. Meškerės vyrai išsigraibė iš vandens, molinas, suodinas, purvinas. Iš kokiu būdu sugebėjo jas pasitvarkyti, susitvarkyti ir gan greitai sugrįžo į žvejybinį režimą. Štai viskas išdraskyta ir maišeliai su šiukšliam, viskas buvo sudėta tvarkingai, bet jau dabar ne apie tai. Iš tikrųjų praėjo stichinė gamtos stichija ir buvo tikrai labai aštri naktis. Tai vat netrukus atkeliausime ir prie Rimanto su Deividu ir matau, kad Deividas laiko traukiamą žuvį. Rezultatas nuo vakar labai trapus. Po vakar mes esam, Lietuvos rinktinė yra smuktelėjusi iš 1 į 3 vietą. Spėjau. Yra, puiku.
Štai pažiūrėkit, net vėliavos stiebą vėtra sugebėjo perlenkti. Nors Lietuvos vėliava ir pasvirus, tiksliau perlenkta per pusę metaliniai stiebai, tačiau vėliava mūsų nenukritus. Mes tikrai taip lengvai nepasiduodam po naktinio škvalo. Mūsiškių sektoriuje yra šiokia tokia leisgyvė palapinė. Svarbiausia yra 2 sveiki žvejai, kurie pagavo 2 žuvis. Vieną prieš rytinį svėrimą, antrą žuvį pagavo jau po rytinio svėrimo. Ten tai, kas liko iš kitos palapinės, kai kurių daiktų tiesiog nėra. Nežinom nei kur jie. Štai čia matosi palapinės saktys nuplėšytos, palapinės kiaurai prie žemės prikaltos. Bet mes taip lengvai nepasiduodam. Mes dirbam iki finišo momento. Po audros ateiname į B18 sektorių, kur žvejoja Gintaras ir Paulius. Finalinė pasaulio čempionato diena, kada paaiškės, kas nugalės 24-ame pasaulio čempionate, kas džiaugsis medaliais, o kas nurys karčią piliulę ir bandys iškovoti pergalę jau kitais metais. Na, čia naktį praūžė tikrai didelis uraganas, didelis lietus ir vienu žodžiu čia buvo labai sudėtinga. Ir svarbiausia, kad mūsų palapinės atlaikė, stovi kaip mūras. Gintaras su Paulium turėjo daugiau laiko gaudyti žuvį. 2 žuvys, kiek žinom, pagautos, jau pasvertos. Netrukus pakalbinsime mūsų vyrus ir sužinosime, kaip praėjo naktelė ir kas gero nutiko iki šios akimirkos. Pėsčiomis turbūt nuo C, ne? Jo, nuo C parėjau. Kas ten girdėt, kas ten matėsi? Nu, pagavę, tam krašte yra ir vieni, ir kiti. Tie, kurie neturėjo pagavę. Tai nežinau, reiks lauk svėrimo, kas čia po kam. Nu tai vat kaip tik sakiau, kad jau prasidėjo, jau sverė, jau mūsiškių čia 2 žuveliokos pasvėrė ir dabar reikia tik tai laukti ir žiūrėti, kaip atrodys situacija pas varžovus. Ja. Nu, viską tuoj pamatysim, kai iškels lentelės. Kaip pavyko išsimiegot? Puikiai. Kaip jums pavyko išsimiegot? Specialus korespondentas Darius, dabar paims interviu iš Paulio. Aš tai gerai išsimiegojau, kai lapot. Tai va šitai, va. Va tai buvo laikoma. Viskas gerai, svarbu atlaikė, nes žinom, kad kitur didžioji dalis neatlaikiusi yra. Čia stovim, laikom, čia visa balionas, įbėgu į vidų, sekne užsisega, pasiėmiau tą, apsisukau aplink save ir tą kitą traukiu prie savęs laikom. Kosmosas kažkoks. Bet labai gerai, kad trumpai tai truko. Ai, taip šaltas toksai, net atrodo, užmiegu pakėlė mane, tai nu. Šaltas toksai duoda, net atrodo oro neina įkvėpti. Paskui tokia šilta banga buvom. Pauliakas sako, mama, sako, vėjas kaip pakilo. Nu, tipo, kai jūs žuvavot. Sako, vėjas pakilo, ten užmės, sako, sunkiau, jau sako, pizda, sako, banga mušė. Ir čia gaunasi taip, kad jų tas vėjas taip kyla. Aš jau pabiskį čia taip atsistojęs laikau, nes jau galvoju. Tai koks jau pas jos ten tas vėjas buvo, gal jau čia jau, aš jam išlekiu, sakau, pažiūrėk, jau čia ne kažką. Pradžių už tų kolų, žinai, laikyt, paskui čia bak, viskas. Sakau, tai čia kažkas ir tada buvo, tu durnas, sako. Su tuo, kas buvo nerkaliai. Na, Pauliuk, tai be tos audros, kaip naktelė, kaip tie laimikiai, kuo pasidžiaugt galim? Kibimų buvo, bet prelę realizuoti vėlgi tas pats sunku. Vieną ištraukėm naktį, pasvėrėm ir dabar 2. 2 karpukus pasvėrėm, tokius nedidelis ten. Bet kybo ženkliai mažiau. Mažiau, kybo po tos audros viskas pasikeitė. Jo. Lygiai tas pats ir anglam, ir šitiem, ir ukrainiečiam, irgi viskas sumažėjo. Ženkliai. Nes žemė su dangumu aišėsi iš tiesų, tai baisiai iš to. Čia bangos, tai paskui nurimo, tai nurimo. Jo, nurimo tai štilius, paskui viskas tvarkoja. Štilius ir vandenį buvo. Kas iš vandens palapinės, kas dar? Pagavo? Pagavo, Bosnija ir Hercegovina atsvėrusi. Kiek? Ir Austrai 3 ar 4 kažkurie. Bet tie, kurie turėjo nepagauti, pagavę. Ja. O po Doknanį nežinai? Nežinau. Ten pas vienus net nesimato nuplyšęs tas kampas kitas. Čia kibirai plaukio. Čia kibirai plaukio, jau ten į apačią rinkausi palei tualetą, tai kibirus viską. Nu, dar sėkmingai, viskas čia gerai.
Su minimaliais nuostoliais. Nu jo, šiaip tai. Tai rimta, tai meškerės... Vandenį ėjo rinkti. Ten matyti jiems kur tą praskiepą ten gavosi. Ką Pauliako palatkė mažytė, tai zdrėbėsgi. Tai ten tavos tas vai. Jo. Padaug kėdė, ką ta... Bet va, šitą mano palapinį, tai žinau, tai nejudėjau. Ne, nu tai aptaki visai kitokią palatkę. Tikrai. Va tokiom audrom. Patogi būti, viskas gerai. Bet vat kas liečia audrą, tai jo. Taigi visi žino. Tinkluose dažnai būna tie vėjai smarkus, pikaičiuose tas pats. Jo. Irgi cionga pagauna, jos ten sulankstytos būna. Lemba tokios, žinai. Ukrainiečiai irgi įsikirtę laikė. Anglai irgi. Amerikiečių viską buvo nunešę. Kuo toliau į ten buvo baisiau, matai, čia nuo komandų ten nunešė. Labiau ten jau užkabino. Kitoj zonoj ten viską paprasčiausiai iškėlė. Tai mastai sakė, kaip Rimka vos tie, kas už prie miško, kaip ir nieko. Negavo. O tiem visiems kirdai. Tėvo matyti, kur šalia už Rimkos irgi. Ties kalbiniukė džiovykla išdėta viską. Palatkę jau ten raga. Tai va dabar tenais yra Ronaldas, kaip tik tai jisai ten padarys trumpą apžvalgėlę to, kas tenais nutikė. O šitam Lapovačia tai nieko. Ne, tai ten iškėlės, tai biškai paprašiau, tai tik medis galėjo užkrist koksai jau. Tik vėliavą sakė išguldė ir viskas. Tai pas mus irgi va vėliavos išguldydės. Arkitekto nulenkė į saulę. Viperio dar irgi nukritis. Nu, žiūrės. Jo, bet kibimų tai ženkliai pamažiau, ne taip kaip. Bet irgi tadas įtraukė, atrodo, čia netoli ir bam, įstėdė, ne? Tie mažesni išsikėlė, o didesnis. Kažkas dar su valais matyt plaukiau jau, nes mano nupjovė, Gintaro abidvi nupjovė. Kažkas burburbuojami, pum. Ką galvojat, šert, žiūrėkite, šerą. Tai mes tik pašėrėm. Ai, pašėrėm. Jo. Taip nenorim forsuoti, žinai, po 5 bombų. Tai nereikia biškį galva garso bombom, gal ir suaktyvės, vis tiek turėjo gavo degonės to, gal kartais ant vai. Laukiam, žiūrėjau. Vienam Lapovačia tai buvo tos audros tą kitą dieną. Jo, nuo po audros tai baisiai gerai kibo. Iš karto suaktyvėjo tas žuvis. Naktį nekybo, bet dieną jau kybo gerai. Na jo, bet šitos dienos dabar, žinai, mažai, iki 12. Nu čia mūsų, čia mes kiek ir turėdavom iki pietų, paskui visiškai išpildės beveik. Pas mus ramu. Na, tai dabar reikia tikėtis kažką, va. Bet tai va, priekiai, žinai, yra, nu matyti. Tai matom tų žuvies yra. Nedivai, nevarai vieną čia, indieną. Nemėgina. Vienus pamėtau, aš naktį mėčiau į tašką biškį. Jo, nu naktį gerai. Dabar gal reikia. Nu, nežinau. Tai dabar kitų permetimų. Jo, vieną gal pistą. Palei tą kamuolį. Vieną iš didelių. Gintariukai būtų už geriau. Jo, šiaip jeigu gali sau leisti, tai už. Įkvėpk oro daugiau. Na dabar reikia tik tai susiskaičiuoti, kiek tų žuvų kiti pagavo, nes norisi, kad būtų kuo mažiau, o pas mus kuo daugiau. Bet, žinai, čia norėt neužtenka. Norisi pastovi, kad būtų kuo geriau. Tai vat bus matyti, čia Justas kažką į rinktinės čatą įmetė, tai galim panalizuoti, kas tenais tokio įdomaus nutiko. Dabar kiekviena informacija, kiekviena žinutė yra labai svarbi. Ten paleido šį per šoną parėmė. Ką mes čia matom? Nieko nuotraukų. Palapinė stovi. Ai, nu pusė palapinės nėra. Tolumai. Reikia pažiūrėti į kamerą čia, ar jie pašertų iki 10 tombų ir iki vakaro. Labai minimaliai. Bet tiem ukrainiečiam irgi tas... Jūs tai nuotraukų ištraukė, ką tik deivukas. O. Ai, ne tą nuotrauką važiuojam? O, neša per. O. Gera? Puiku? Ne visai mažai. Pas ką? Deivukas. Nu gal biškite, žinai, pastiklos tas žuvis ar link kitos pusės. Tai mums kaip tik ir reikia, kad jie kažkiek tai daugiau pagautų. Reikia ir ten, ir čia reikia. Mestris net įdomu, kiek tas amūras vėrė. 5 beveik. Tai per naktį 12 kilų, sakytų. 12 kilų kažkur pasvėrė. Tai jau kažkas? Nu.
Aišku, kai Vilopovačiai ten eini pas vokiečius, tai sako 3 žuvytės, tai kiek viso svorio? 21. Ne, tai ten. Tokių, žinai, tai buvo, kaip mes treniruotę darėme. Amūrai po 15 kilų. Stovi su čerpoku, žiūrai, netelpa, nežinai ką daryti iš šono, iš kito šono, žiūrai, kaip paim gerai. Torpedas tokios, ne? Pas jūs tą pasiėmiau, tai va laikau, lygiai čerpoką laikau. Per mane taip sušvinau, tik pasilenkiau, peršaukau, toliau varo. Šeriasi anglai. Škvalas baisulinis, amerikietis, taip žiūrau pro šoną, amerikietis meškerės tvarklo. Tas galvo, kad kimba, žinai, ten. Ten jie tam kampe mažiau tavo, žinai. Na, bet tai pas jūs irgi, tai žinok, iš priekio, ta palapinė, tą stogą turi, tai įtė turėjau lankstytą, nežinau. Čia jau sakau, gulėjau mes ant tų palapinių įsikirtę. Kaip jūs tai, labas rytas, visa situacija turbūt prabėgai per kaimininius sektorius pasižiūrėt? Šiaip tai ne, tik dabar išlipom iš mašinos, bet nėra rytinių protokolų, labai sunku pasakyti, labai, nu, nematom skaičių. Lentelėse tai vienaip, o reikia kilogramų. Na, realiai kalbant apie tai, kad galbūt žinojimas irgi nelabai ką pakeis, nes na, ta žuvis nuo to greičiau kaip nepradės. Taip, daugiau gal streso, daugiau, bet nu, viskas gerai. Kaip Gintarui, šitam ne Gintarui, atsiprašau, Rimantui su Deividu ten? Turbūt matė, žino, kad pagavo dabar dar vieną pasvėrimą, tai viskas gerai. Ten tik tai viesulas didesnis buvo ir daugiau sumaišties įvedė, bet viskas gerai. Kokios strategijos laikysimės iki varžybų pabaigos? Jau kažko labai nekeisim, viskas, darbas toliau. Ką įdirbam, ką padarėm, tą dirbam toliau ir viskas. Kaimynai traukia? Taip, kaimynai traukia. Ar blogai? Bloga žinia, kad traukia, ar mums jokios skirtumo? Jau kaimynai mūsų. Čia ukrainiečiai, ne? Ja, jie labai gerai gaudo, jie zonos lyderiai. Tai jau jie nuėję, kai sako, va, Mindaugas. Yra kitų, kurie labiau įtakoja mus. Tai čia dabar reikia tik tai tikėtis, kad ukrainiečiams kažkas nepagerės. Nu, kituose sektoriuose, nes šitas, na, kaip ir nekeičia jau visos situacijos. Jie pirmi, bet galbūt kažkokios žvalgybinės informacijos reikėtų. B zonai nelabai, atsiprašau, C zonai jie nelabai ir su A turbūt. Tai ano zonos juos biškai tempia žemyn. Nu, įdomu, pavyks įkabinti. Stipriai priešinasi. Panašu, kad karpis tai turėtų būti. Su pavydu žvelgiame dabar į gretimą sektorių, norėtume, kad pas mus tai būtų. Yra. Ištrauks iš vandens. Toks 3,5, sakyčiau, gal biškai didesnis. Nu ką, berniukai, po naktelės 3 žuvytės, čia ką juda? Juda, čia kiekviena žuvis dabar lemia labai daug. Ne, labai daug valų pritraukia, tas sektorius pilnas sistemų. Automatiškai žuvies apsilankymui įtakoja tas. Plaukia visur, kiek nori tam tų sistemų. Kilometrais išveniota ten. Kol nesusuks vėjas jų į krūvas, tol nieko nebus. Bet mums laiko jau nebėra. Sugrįžome atgal iš A zonos į viešbutį, kraustysimės į B zoną, bet prieš tai dar paimsime ir didesnę transporto priemonę, į kurią jau pasibaigus varžyboms sukrausime visą mantą. Taigi su Mindaugu Mikniūnu kartu sėdame į autobusą ir lekiame į B zoną. Lauksime finišo ten. Nu tai kuo viršininkė, indžiūrus lakiam? Jau lekiam, po biškį liko lygiai
47 minutės iki finišo. Važiuosim žaislų krautis. Dar turim vilties, kad vėl kažkas biški imtels į viršų. Gerai, kaip tik saliarkos prisikliuokinam pilną baką, nereikės rūpintis rytoj rytiniam užpilimui. Ko gero vis tiek anksti išstartuosim rytoj. Na jo, mano dacytės išvažinėjai visą baką, tai dabar. Atsidarė įvažiavimas ir kolona technikos pajudėjo prie sektorių. Laikas pakuoti meškerės, laikas užbaigti 24-ąjį pasaulio sportinės karpių žūklės čempionatą, kuriame Lietuvos rinktinė tikrai puikiai pasirodė, pasiekė gerą rezultatą. Sugrįšime kitais metais dar stipresni. Nu toks džiaugsmas. Na, sutrenkit rankom, finišas. Jėga, pabaiga. Наши поздравления. Молодцы, пацаны. Да. Ну, что могли, все, что могли. Наши поздравления, молодцы. Рады за вас. Красавцы. Нам еще учиться и учиться. Да. Было интересно. You like the event? I like. Good competition, okay? Always his place. Klausyk, gal fotkę pasidarykit bent su viena žuvim? Nedarysi tokių šudukų. You joking? Vienas jūrimo fotkas. 466. Tai tačiokas, sakiau. Gerai, leidžiu. Nu, ir fotkę kaip paleidžiu. One fish. In this very moment. No, nenorime foto. It's too small fish from photo. Žinau, supratau. Tuoj paleidžia žuvį ir galima. Leis, nežais su ta žuvim. Štai ir atlėkėm, susikrovėm tiksliau C zonai Rimantą su Deividu su visais daiktais ir dabar atbildėjom pas kolektyvą į B zoną. Kamštukas. Čia kamštis, čia jau kabina šniūrus, diržus, kažką matau, čia jau temps darys. Ukrainiečių busas pasidavė. Busas pasidavė, o kaip reikia važiuoti. Ležovyčiai. Well done. Hello, sir. How are you today? Very well, thank you very well. How are you? You are a huge star of English carp fishing Facebook page. Oh dear. So I would like to hear your opinion on this championship. I think very good. I think the feedback across all three lakes has been positive across the board. I think it's been a bit more challenging on this lake, so Shandor, than we thought or hoped. I guess it's the same for most teams. Lots of teams have lost a lot of fish. We watch you guys losing fish next to us. Fish around the whole lake have been lost in those snags, which is tough. But it's been a fair match. Some very, very good anglers. Look like they've won gold for Ukraine. And we're thinking Moldova have won the team. That's pretty cool, isn't it? And we were one fish away from a podium, which means the match must have been close.
I remember probably it was in Hungary when we were one fish behind the podium. Exactly, yes. And that's it. And as a venue, as a complex, as an organisation, as a match, if there's one fish in it with minutes to go, doesn't matter where you are, that's good, isn't it? That's what we want to be part of. Did you guys enjoy it? Yeah, definitely. It was good fun. Challenging with the temperature and heat. And storm. And storm, yeah, that was nice. How to say, accent to the whole competition. Yes, it added something, yes. Yeah, and all in all, not looking forward to coming to this place. But some other lake, please. I think so, yeah. Nearer to Zagreb is the suggestion, I think, isn't it, for next year? Yeah, we heard so. So slightly different approach, we think. We may even get to see the lakes before we go home at the airport. Oh. It starts now, doesn't it, for next year? Definitely. It definitely starts now. Right, we'll see you at the dinner. Okay, boys, it was a pleasure. See you soon. Bye. Thank you again. Bye-bye. Sakavimosi nuotaikos, dedam daiktus, daug tų kraustulių, bet rankų dabar dar daugiau. Ketvirtasis pasaulio sportinės karpių žūklės čempionatas Kroatijoje baigėsi. Esame prie šventinės vakarienės vietos, renkasi FIPSAT vadovai, renkasi visos rinktinės, laukiama saviškių. Tikrai įvyko didžiulė pasaulio karpininkų šventė, kur atėjome pagerbti nugalėtojus. Deja, jų tarpe mūsų nėra, tačiau kviečiu žiūrėti tiesioginę transliaciją per LK paskyrą Facebook'e. Kartu paplosime nugalėtojams asmeninę įskaitoj, kartu paplosime pasaulio šalių nugalėtojams, taip kad nepraleiskit, prisijunkit ir pabūkit su mumis